Tai šiandien tema yra, kaip susirasti klientų dizaino projektams. Ir čia tokia sunki atrodo šiek tiek ta tema, nes atrodo, aš esu dizaineris, gebu daryti paslaugas, ir kai mes atsidurėme tame taške, kada, o tai kaip tų klientų susirasti, visgi būna daugiau klausimų negu atsakymų. Tai prieš pradedant keliauti į paskaitos temą, trumpai prisistatau tiems, kurie mane pirmą kartą galbūt matot. Tai aš esu brendo strategija ir identiteto dizainerė. Šioje veikloje jau nuo neatmenamų, galima sakyti, laikų, nes tai pirmas buvo darbas būtent dizainerė. Vėliau išaugau iki identiteto dizainerė, susifokusavau būtent į šią sritį, o vėliau paslaugas papildė būtent ir brendo strategija, nes dizainas visgi yra apie funkciją, ne apie estetiką. Ir jau paskutinius, kiek čia dabar, jau 2 metus turiu sukūrusi dizainerių sambūrio mokymus, kuriuose ir mokau būtent dizainerius, grafikos dizainerius atrasti tas savo savybės, savo stiprybės ir jas gebėti komunikuoti, gebėti mokėti bendrauti su klientais, nes mokėti dirbti programomis tikrai dar nėra viskas. Ir ši paskaita yra dalinai paremta mokymosi medžiaga, bet 100% paremta visa dizainerių sambūrio filosofija. Tai keliaukime į paskaitą. Tiesa, dar momentas, kad tie, kurie turite klausimų paskaitos eigoje, visus juos galite užduoti rašydami į chatą. Gale paskaitos bus skirtas laikas, kur mes galėsime visus klausimus atsisakyti, arba kitas variantas, pakelkite ranką, jeigu norite užduoti klausimą gyvai, bet kuriuo metu, kada mes einame per skaidres. Ir pradėkime. 70–90% klientų ateina per rekomendacijas. Ir tas procentas yra vieniems didesnis, kitiems mažesnis, tarkim, manuoju atveju yra 90%. Kažkuri agentūra buvo atlikusi tyrimą, kad maždaug 65–70% klientų pas dizainerius ateina per rekomendacijas. Tai galite ir parašyti man komentaruose, koks jūsų atveju procentas žmonių, klientų ateina per rekomendacijas. Matau 100% pas vieną dizainerį ateina. Tai Greta, norėtųsi iš karto ir paklausti, ką veiki šioje paskaitoje, kaip rasti klientą, jeigu visi ateina iš rekomendacijų. Matau, kitiems 50–50 eina situacija. Tai čia, dabar toksai ir klausimas iškyla, jeigu didžioji dalis, ar 50%, 100%, vis tiek tai yra nemaža dalis ateina per rekomendacijas, toks tarsi ir klausimas ateina, o tai kam tada reikia jų ieškoti, jeigu jie vis tiek ateina? Per lūpas iš lūpų, ar ne, jeigu jie vis tiek rekomenduoja. Bet čia toksai ir yra momentas, kad tam, kad mes pereitume į tą lygį, kur didžioji dalis darbų ateina per rekomendacijas, mums vis tiek reikia surasti tą likusią dalį, nuo 10–30%. Vadinasi, jeigu mūsų yra užduotis arba tikslas turėti 10 klientų, tai 3 mums juos vis tiek reikia surasti patiems, nes tie 3 mums ir atves tuos likusius. Todėl čia ir yra tas labai toks svarbus vaidmuo, kaip susirasti klientų, arba kitaip galima paklausti, kaip pritraukti klientus, tam tikrus klientus. Nes tai, ką jūs pritrauksite, jums pasidvigubins, pasitrigubins. Tai reiškia, jeigu pritrauksit tam tikrą kliento tipažą, jis atves jums daugiau to tipažo klientų. Jei pritrauksit nefainą klientą, gausit dar daugiau nefainų klientų. Todėl reikia labai pasižiūrėti, su kuo jūs norite dirbti, kokias paslaugas norite teikti ir kas yra tas jūsų klientas, kurį jūs norite pritraukti. Tai pirmiausiai galbūt ir pašnekėkime apie klientus ir dizainerio tipažus. Dizainerio galbūt čia ne visai kad tipažas, bet lygis. Kokioje
jūs esate šiuo metu situacijoje. Tai va čia irgi kviečiu į chatą visus parašyti, kai jau atpažinsit save, kad aš vėl žinočiau, kokia auditorija susirinko ir kad galėtume daugiau laiko skirti tai temai, kuri yra daugiausiai žmonių atėjusių iš tos grupės. Tai pirma tema yra, pavadinkim, pradedantis dizaineriai, angliškai tai jie junior vadinami, ir jų kaina dažniausiai būna žemesnė, nes jie pradedantis, negali užsidėti didelių kainų, yra šiek tiek nepasitikėjimo lygis, kaipgi man čia seksis. Ir jų problema yra, kad jie neturi patirties ir tas toksai sprendimo ieškojimas yra iš to troškimo paprasčiausiai apmokėti sąskaitas. Tai jų tikslas yra gauti bet kokių dizaino darbų. Jie nežiūri ten geras klientas, blogas, jiems reikia tiesiog patirties, kad jie atskirtų ir kas yra geri klientai, kas yra prasti klientai, su kuo jiems patinka dirbti, su kuo nepatinka, kokios dizaino nišos patinka. Tai čia vat yra tas, kada mes siekiame bet kokių darbų gauti, nes tiesiog baigėme studijos, perėjome kursus, mokame dirbti programom ir dabar reikia tos praktikos. Tai čia būtų pirmasis tipažas ir mes šią paskaitą ir skirstysim per tuos 3 tipažus, su kuriais tuoj susipažinsit. Antrasis dizaineris yra pažengęs. Pažengęs dizaineris angliškai tai yra mid-level ir jo kaina jau yra šiek tiek aukštesnė. Jis jau turi patirties, jis jau turi suvokimą ir kas jam patinka dirbti ir kas jam nepatinka. Problema, kurią jisai turi, jis nežino, jam nėra aišku, kaip save pozicionuoti ir kaip išsiskirti ir perteikti tą kuriamą vertę, nėra aišku, nes jeigu mes pereinam iš junior į mid-level, tai mes ir ieškom, tai kaip man atsiskirti nuo tų juniors ir kaip išsiskirti iš tų visų mid-levels, kuo aš esu išskirtinis, kuo aš esu kitoks. Ir tikslas yra tiesiog, norisi dirbti su projektais, kuriuos patinka ir sekasi daryti. Tai čia būtų tas antroji kategorija, kuri jau turi patirties ir nori dirbti, kaip mažiau dirbti, daugiau uždirbti ir mėgautis daugiau darbų, negu kad tuo tokiu darau, bet ką, man nesvarbu, bet jau žiūrim, kas mums patinka, ieškome, su kuo mes norime dirbti ateityje. Na ir trečiasis lygis, tai yra jau dizaineris profesionalas arba senior designer angliškai, ar ne, galėtume taip įvardinti. Ir jo kainos jau yra ženkliai aukštesnės. Čia tikriausiai būtų tie variantai, kur logotipą pirmasis parduoda už 100 eurų, antrasis už 5-800, trečiasis jau gal 3-4 tūkstančiai, o gal net ir 10. Niekada nežinia. Ir šio dizainerio ta problema yra sunku išsiskirti iš kitų dizainerių ir būti matomam kaip autoritetui. Nes jeigu jis yra profesionalas ir staiga įsimaišytų tarp tų, kurie yra pradedantys, tai jam ganėtinai būtų sudėtinga išlikti tuose vaidmenyse, vadinasi, jis turi rasti savo išskirtinumo tašką, kad būtų matomas kaip savo srities profesionalas ir faktas, kad būti matomam savo srities profesionalui yra vienintelis kelias. Pasirinkti, na ir už ką aš norėčiau būti žinomas. Kas yra mano ta paslauga, ta vienintelė paslauga, kuri galėtų būti prilipdyta prie manęs kaip dizainerio. Tarkim, Lina Mas yra identitetų dizainerė. Tai yra jau šiek tiek geriau. Jeigu būtų Lina Mas identitetų dizainerė coworking space'ams arba erdvėms, tai būtų dar geriau. Taip, tai dabar ką matau, kad yra prisijungę junior, mid-level, yra ir pro prisijungęs, gal labiau mid, gal junior, vienu žodžiu, tarp junior ir mid-level. Kažkas tokio. Taip, natūralu, kad juniorų yra daugiausiai, mid-levelų jau šiek tiek, o jau profesionalai jau tikrai bus tik tais vienas kitas, nes jis tikėtinai šią paskaitą net ir neteitų. Bet supažindinu etapus, kad kiekvienas atsiskirtumėte, kuriame etape esate ir pagal tai pažiūrėtume, kokia galėtų būti strategija rasti savo klientui. Ir galų gale gyventi oriai, o ne dirbti ir nematyti tarp darbų galo. Tai pasižiūrėkime ir pradžioje, kas yra tavo klientas. Nes jeigu atkreipė dėmesį, kad grįžkime dar šiek tiek atgal, kad prie kiekvieno dizainerio buvo ir
šalia, kaip čia, jo atspindys, ar ne, jo dvynys tarsi. Tai čia aš šiuo metodu ir noriu parodyti ir akcentuoti, kad kiekvienas dizaineris turi savo vaibą, savas galbūt vertybės ir kiekvienas dizaineris pritrauks tam tikro lygio klientą. Didžiajai daugumai tai bus klientai, kurie yra panašus į juos. Žinoma, galbūt pačioje pradžioje to nepastebėsit, bet kai pradeda daugiau kalbėti apie save, daugiau asmenybės įnešti, tada atsiranda labai tas nuostabi sinchronizacija, kur tai, kokie mes esam, tokius klientus mes ir pritraukiam. Nes, tarkim, klasėje tikrai nebuvo, kad sutarėt su visais, buvo tam tikri žmonės, kurie turėjo panašų mąstymą, pasaulėžiūrą, su kuriais jūs gerai sutarėt. Lygiai tą patį metodą galim taikyti ir klientams. Koks jūs esat, su tokiais klientais ir dirbkim. Tada bus šiek tiek lengviau jums mėgautis tą profesiją, nebandant įtikti visiems. Tai todėl yra labai svarbu pasižiūrėti, tai koksgi tas tavo yra klientas. Nes dažniausias suvokimas apie klientus, kurį matau dirbdama su dizainerės, tai yra klientas, toks vienas burbulas. Bet klientai toks vienas, jokių išskirtinumų, tiesiog klientai. Kai tiesa tuo metu yra ta, kad klientų būna visokių. Jie būna didelės įmonės, mažos įmonės, tam tikro tipažo žmonės, kito tipažo žmonės. Todėl ir reikėtų žiūrėti į klientus ne kaip į vieną bendrą pelkę, pasižiūrėti, tai kuris vandens lašelis gali būti tas mano klientas. Ir tada jau prie jo bandyti keliauti. Tam, kad suprastumėte pradžioje, kaip yra su tais klientais, tai įsivaizduokit, kad, jūs esate dizaineris ir čia jums kliento tipažas. Kuriam dizaineriui šis tipažas tiktų pagal tuos lygius, kuriuos mes turime? Tai čia toksai, pavadinkim, būtų mažo verslo atstovas, tokia efektinga dar nuotrauką parinkau, nežinau, mėsininkas, ir jam reikia logo ant durų, lipduko ant lango, ten jo mėsiniai turgui. Tai čia yra tas klientas, kuris ieškos pačio pigiausio varianto, jam reikės vakar ir faktas, kad jisai ieškos kažkurio junior dizainerio, nes jam svarbu yra pinigai. Antrojo tipažo klientas jau bus vidutinės įmonės galbūt savininkas, kuris jau ieškos kainos ir kokybės santykio, jau jis mažai žiūrės į tuos junior lygio dizainerius, nes jis jau turės suvokimą, kad man reikia to, kuris tikrai supranta, ką daro ir noriu, kad atliktų paslaugą gerai, galbūt nenoriu labai daug investuoti, bet norėčiau tikrai gauti kokybišką tą paslaugą. Ir trečiasis klientas, kuris labiau vertina laiką negu pinigus. Vadinasi, jis kreipsis į profesionalą, todėl kad jo tikslas yra gauti paslaugas greitai ir gerai, nes laikas pinigai. Tai tarkime, jeigu mes žiūrėtume, palygintume, kiek svarbus laikas ir kiek svarbus yra pinigai kiekvienam, tai šiam svarbus yra pinigai, kuo mažiau išleisti. Šitas ieško vidutinio kokybės ir kainos santykio. Trečiasis ieško tik geriausio ir jis įsivaizduoja, kad geras dizaineris, geras sprendimas kainuoja daug. Vadinasi, jeigu jūs kuriate, vėl, tarkim, aš esu dizainerė, kuri parduoda logotipus už 500–600 eurų. Ir į mane netyčiom kažkaip patiko kažkuris darbas, kreipėsi šitas. Ir jeigu aš jam pasakysiu, kad mano kaina 500–600 eurų, jis su manim nedirbs. Nes jis turi įsivaizdavimą, kad geras profesionalus dizainas turi kainuoti, 3000, gal dar daugiau, bet kaip pavyzdžiui, 3000. Ir jūs prarasit klientą, todėl kad pasakėt per mažą kainą. Kai, tarkim, šitoj kategorijoje vyksta šitie momentai, o šitoje kategorijoje, kaip tik jūs prarasit klientą, pasakė per didelę kainą. Tai čia ir yra, kurioje vietoje jūs esat ir kaip jūs norit žaisti. Tai aš taip įsivaizduoju, vėl, jeigu juniorai vėlgi, reikia patirties, faktas, kad jūs eisit tuo keliu, nes jums reikia patirties, o mid-levelai jau po to sekančiam žingsnį, kai jau įgausit patirties, galite eiti į tą sekantį lygį, tapti mid-level dizainerį, o vėliau galbūt ir senior. Kad būtų dar šiek tiek aiškiau suprasti, kaip veikia tie klientai, galime paimti ir kitą pavyzdį. Tarkime, įsivaizduokime, kad jūs norite dirbti su klientais, kurie
kuria madą arba mados brandą turi, tai gali būti kvepalai, gali būti drabužiai, gali būti batai, kažkas iš tos pusės. Ir vienas, ir antras, ir trečias klientas gali kurti madą. Tik ta mada bus skirtinga, bus visiškai kitos auditorijos, tai čia irgi galime kaip padaryti savo išvadą, kad labai svarbu pasirinkti, su kokio tipažo žmogumi tu nori dirbti ir kuris tipažo žmogus tau yra artimiausias. Nes tikrai labai sunku teikti kokybiškas paslaugas, kada mes nesuprantame, kodėl klientas nori vienų ar kitų sprendimų. Primenu, kad jei turėsit kažkokių klausimų, žinoma, kad galite paklausti ir čiate aš jau mielai laukiu. Tai galime eiti giliau, ar ne, į tą kliento tipažą. Tai vat visus netgi pakviesčiau ir labai rekomenduočiau atsisėsti ir pabandyti po šios paskaitos įsivardinti, kas yra tas jūsų klientas, su kuriuo jūs norite dirbti, kaip jis atrodo. Galbūt junior level ar ne dizaineriams, tiem pradedantiesiems tai ne tiek aktualu, bet ir jiems, manau, visai naudinga pagalvoti, o jeigu būtų galima pasvajoti, su kuo aš norėčiau dirbti. Nes jūs įsivaizduodami, ką jūs bandot pritraukti, jums bus lengviau priimti ir sprendimus, tai o kur tas klientas tupi, kur man jį rasti, kokiuose kanaluose, kokiuose Facebooko grupėse, arba kaip man apskritai jį pasiekti, ar man e-mailą jam parašyti, ar Instagram'e kažkur susirasti, kur jie yra. Ir rekomendacija yra kliento portretą susidėlioti, vertinant jo namų interjerą, laisvalaikį, ką jis veikia, daiktų stilius, knygos, kasdienis gyvenimas, šeima, atostogos, šūkiai, galbūt net maistas ir panašiai. Tai kada mes susikuriam būtent tą idealaus kliento portretą, tuomet ir galime pereiti į tą sekantį klausimą. Tai ar man reikia ieškoti klientų, ar aš turėčiau kažką daryti, kad klientai mane rastų. Nes ir vienam, ir kitam būdui reikia investuoti laiką, kad pasiektume kažkokių rezultatų. Ir čia ir yra būtent tas toks pasirinkimas, tai o į kurią pusę norėtume eiti. Ir kiekvieną iš jų aptarsiu, kada kurioje vietoje reikėtų jį daryti. Įrašas bus atsiųstas. Tai mes turime tuos pradedantis, pažengęs ir profesionalus. Ir turime tą vietą. Klientų ieškau pats, ar klientai mane suranda patys. Tai kuomet mes esame ties pradedantis, faktas, kad klientų mums reikia ieškoti. Reiškia, jeigu aš jūsų dabar paklausiau, tokio skaudančio klausimo, kur kažkada manęs viena mentorė paklausė, kur teko žemai nulenkus galvą atsakyti ir pripažinti savo suvokimus, tai o ką jūs padarėt, kad gautumėt klientų? Ką jūs darote, kad klientų gautumėt? Kaip klientai gali sužinoti, kad jūs toks kaip dizaineris egzistuojat? Nes čia yra pirmas būdas. Ar kas nors žino, kad jūs esate dizaineris? Čia pradedantiesiems taikau. Kada mes žengiam jau į tą mid-level, tai mes jau toks pereidinėjom iš klientų ieškau pats ir klientai jau patys mane randa. Ir čia aš nekalbu apie tas rekomendacijas, nes rekomendacijos čia vėl yra tas kitas lygis, ko visi siekiam. Čia mes kalbam apie tos 10-30%, kuriuos norime pritraukti. Ir šioje vietoje mes ir turime tą variantą, kur bandome pereiti jau į tą dalį, kaip klientai gali mane patys surasti. Kaip mes jau pereinam į tą daugiau profesionalą, bet vėlgi, tai yra labai didelė skalė ir daug žingsnių, nėra tik 3 žingsniai, mes galime keliauti per žingsnelis po žingsnelio, eiti į priekį ten, kur norisi būti. Dabar kuo skiriasi tas klientų ieškau pats, nes kai aš paskelbiau temą, viena iš samburiečių pasidalino savo labai gražią mintim, kurią aš ir noriu tiesiog pasidalinti, ir yra toksai psichologinis momentas, nes kada mes ieškom klientų, tada atsiranda toksai, tarkim, randu kažkokį klientą, bet tas klientas nepatikliai žiūri į mus ir atsiranda toks įtikink, kad man reikia su tavim dirbti. Toks labai neskanus momentas, kad man reikia įtikinti. Ir būdai, kuriais galite rasti, jie visi bus detaliau aptariami vėliau, tai yra tinklalaika, networkingas, skelbimai, e-mailų siuntimas su PDF portfolio. Tai tokie baziniai principai. O kitu atveju,
mes jau turime kitą momentą, kada klientai jau ateina patys ten, kur esame mes. Ir jie jau ateina su tokiu noru, aš noriu su tavim dirbti. Vadinasi, nuo mūsų nusiema tas sunkus darbas, kaip mums reikia įtikinti, kad reikia su mumis dirbti. Ir čia būdai, kaip tą padaryti, vėlgi bus aptariami plačiau ir jūs geriau suprasite tą, ką aš dabar sakau, nes tikiu, kad iš pirmą kartą girdint galbūt nėra aišku suprasti. Reprezentatyvus portfolio, tinklaveika, pranešimų skaitimas renginiuose, straipsnių rašymas ir galbūt net mokymų vedimas. Na ir pradėkime nuo pirmos dalies, ne? Kaip rasti tų klientų. Tam, kad tas radimas tų klientų būtų tikslingas, pradėkime ir nuo tokių, vėlgi, suvokimų, ką reiškia rasti klientų, nes tas klientas nėra vienas burbulas, tai yra daug galimybių ir jūs kur to kliento ieškosit, viskas priklauso ir nuo to, kokiais žingsniais jį reikėtų rasti. Tai čia mes turim dizainerį, kuris rėkia, aš darau dizainus. Dabar klausimas, kam jis sako, kad jis daro dizainus? Tai pirmas ir yra klausimas dizainerio, kuris sako, tarkim, kreipiasi į mane ir sako, aš ten moku tą ir tą, bet neturiu darbų ir ten nežinau, kaip rasti. Tai pirmas mano klausimas visada būna, o kas žino, kad tu darai dizainus? Ar tavo šeima, draugai žino, kad tu pakeitai profesiją arba kad tu baigiai studijas, kad tu kuri, kad tau įdomu? Ar jie žino, ar tu apie tai jiems sakei? Nes jie yra pirmasis burbulas ir pirmasis nuostabus burbulas, kad mes galėtume judėti tą linkmę. Taip yra šioks toks nepasitikėjimas. O kas bus, jeigu aš juos nuvilsiu, čiagi pažįstami, pasistengim nenuvilt, darykim viską, ką galim, kad nenuviltume, išmokime procesą taikyti. Čia yra vis tiek tas bazinis žingsnis, kurį turėtumėte žengti, jeigu norite judėti į priekį. Tuomet yra pažįstami, kurie irgi gali sužinoti apie jūs, kaip ten kas veikia. Ir yra trečioji dalis, tie jau nepažįstami, kaip jie apie jūs sužino. Dabar, kada klientas priima sprendimą pirkti? Arba kaip čia pasakyti, kada priima sprendimą pirkti? Ir yra toksai šiltas ir šaltas kontaktas. Nežinau, ar esat girdėję šitą terminą, bet kad suprastumėte, apie ką aš kalbu, nes kažkada, kai aš sužinojau būtent šį terminą ir šią struktūrą, šią filosofiją, man šiek tiek pasidarė lengviau suvokti, ir kaipgi man tų klientų gauti. Tai kada mes žiūrime būtent į šią skalę ir yra parodyta, šilti kontaktai yra šeima, draugai, pažįstami yra vidutiniai, nepažįstami yra šalti kontaktai. Dėl ko yra svarbu tas šiltas ar šaltas kontaktas? Sprendimas pirkti įvyksta tik tais tuomet, kada žmogus pasitiki. Jis pasitiki, kad viskas įvyks taip, kaip turi įvykti, kad jis gaus rezultatą, kurio jam reikia. Vadinasi, pasitikėjimas yra labai svarbus faktorius. Ar tas žmogus, tas klientas jumis pasitiki? Pasitikėjimas gali būti gaunamas vėlgi įvairiais būdais, bet pats paprasčiausias pasitikėjimo faktorius yra, ar aš tave pažįstu. Jeigu tu esi mano draugas ir aš tave pažįstu, aš tavim galiu pasitikėti. Jeigu aš pasitikiu tavim kaip draugu, pasitikiu tavim ir kaip paslaugos tiekėjų. Pažįstami, jie kažkiek jų žino, bet irgi tas pasitikėjimas yra, aš tave žinau, maždaug pasitikiu. Bet jeigu nepažįstamas, tarkim, pamato jūsų portfolio ir jūs esat tame vidutinėme lygyje, tam pažengęs jau dizaineris, kur yra tas pasitikėjimas? Kodėl aš turėčiau standartą? Aš tavęs nepažįstu, aš tave pirmą kartą pamačiau ir čia reikalingi tie keli žingsneliai, kurie ir nuvestų link to momento, kada mes sakom, kad paverstume tą kontaktą klientu. Kad tai šaltam klientui reikia šiokio tokio, pavadinkim, apšildymo. Todėl pradžia visada yra šeima, draugai, pažįstami. Netgi yra toks juokingas faktas, kad žmonės labai pasitikė rekomendacijų. Bet ta rekomendacija gali būti duodama, kitas žmogus gali, tarkim, jūs rekomenduoti klientui, net nebandęs jumis dirbti. Ir tas žmogus, kuris gauna rekomendaciją, jis labiau jumis pasitikė. Tai čia toks svarbus momentas, kurį galbūt verta
verta žinoti. Na ir kaip atrodo tas kliento sprendimas pirkti arba kaip atrodo ta kliento kelionė iki dizainerio. Pirmas momentas, kas turi įvykti, paklauskite savęs, kaip klientai gali apie jūs sužinoti. Tarkim, aš esu klientas, man reikia sukurti logotipą ir identitetą, aš einu prie Google ir googlinu. Ar aš jūs rasiu? Arba einu Instagramą, ieškau grafikos dizaineris, nežinau, ar taip daryčiau, bet pavyzdžiui, ar aš ten jūs rasčiau? Nežinau, va čia ir yra jums klausimas, kaip klientai gali apie jūs sužinoti, kaip jie gali jūs atrasti. Tuomet, kada klientai jau jūs atranda, kaip klientai gali atrasti momentą, kodėl jūs jam turit patikti. Nes jeigu tai yra, pavyzdžiui, paslaugos LT puslapis ir jame daug dizainerių, tai ten vienintelė konkurencija yra kaina. Kas pigiau? Ar galbūt kažkas dar pažiūrės į portfolio, tai patikimas gali atsirasti per, man darbai patinka, gal estetikos pajautimas patinka, čia jau atsiranda jau kažkas, kad, man jinai labiau patinka negu kita ir aš rinkčiausi dirbti su ją. Ir trečiasis variantas – pasitikėjimas. Kodėl aš šitą dizainerę turėčiau pasitikėti? Tai šitoj vietoj šiek tiek veikia tie atsiliepimai, kad atsiliepimai iš prieš tai buvusių klientų, kurie ir suteikia tą šiek tiek pasitikėjimą. Bet aišku, yra daugiau tų lygmenų, bet pradžiai gali galbūt užtekti šių, kad mes žinotume. Pirmiausiai, kaip klientai jūs randa, ar yra galimybė jūs rasti, kaip klientai galėtų pamatyti, kad jūs esate tas dizaineris, su kuriuo jie nori dirbti. Ir trečias, kaip sukuria tą pasitikėjimą. Gal yra kažkokios garantijos, galbūt pristatot savo procesą, galbūt pasakot, kad darau tol, kol klientas bus laimingas, nes jeigu parašot logotipas 100 eurų, korekcijos po kiam eurų kiekviena, pasitikėjimo ten nelabai daug lieka. Tai pirma, žmonės apie jūs sužino, antra, jūs jiems patinkate arba ne, trečia, jie jumis pasitiki ir tik tada nusprendžia pirkti. Važiuojam toliau, jeigu nėra kažkokių klausimų ir eina suprasti, apie ką čia kalbama, tuomet važiuojam toliau. Tai dabar apie tą pasitikėjimo ar nelygį. Tai kada ateina šaltas kontaktas, jis jumis pasitikė taip maždaug čiut-čiut, nes jau kažkas patiko, kažkoks portfolio darbas ar aprašymas jūsų patiko, bet jis nieko apie jūs nežino, jis nežino, kaip jūs dirbot, jis nežino, kokia yra jūsų asmenybė, kaip jūs bendraujate, tai tas pasitikėjimo lygis yra mažas. Ir tą pasitikėjimą reikia tiesiog daugiau įdėti pastangų, kad toks klientas, potencialus klientas taptų tikru realiu klientu. Ir yra antrasis, ar ne, būdas, tai tarkim, čia galėtų ateiti iš pažįstamų, ar ne, kuris jau šiek tiek jumis pažįstami, nes jūs ten esat jo gero draugo draugas, ar ne, jau kažkiek jis pažįstamas ir jau, panašu, kad tas draugas fainas, tai jūs būsit fainas ir kad čia viskas bus gerai. Na ir trečiasis lygis, tai būtų būtent šeima ar draugai, tarkim, tėčio draugas turi įmonę, jis jumis pasitikės. Nes jūs esat labai artimame ryšyje, kad jūs atliktumėte šią paslaugą. Lygiai taip pat, jeigu jūs kažkas rekomendavo, jis ateina jau kaip šiltas kontaktas, galima sakyti. Nes jis pasitikė to kažkieno, kas jūs rekomendavo rekomendaciją. Bet kažkas tas turi jūs rekomenduoti, ar ne? Vadinasi, tas kažkas irgi turi apie jūs žinoti. Ką jūs darot, kaip į jūs kreiptis, kokiais klausimais ir kokias problemas jūs sprendžiate. Tai apie pasitikėjimą tuomet taip. Dabar trumpai norėčiau aptarti tuos būdus, ar ne? Kaip mes formuojame tą savo įvaizdį arba kokiais būdais mes ieškome klientų. Tai čia tokie baziniai, pirmi, kurie tiesiog atėjo į galvą ir dažniausiai pasitaikantis ir norėsiu paneigti keletą galbūt net mitų ar įsitikinimų, su kuriais susiduriu, kai dizaineriai ateina. Tai pirmas dalykas, kada išeina dizaineris iš universiteto, tai toks būna vėl žinojimas, dabar reikia sukurti gerą portfolio ir atsiras klientai. Tai turiu šiek tiek jūs nuvilti, nes taip, portfolio reikalingas, nes tuos 10-30% mes vis tiek kažkaip turim pritraukti. Tačiau tai nėra tikrai taip, kad aš susikūriau portfolio, patalpinau jį Behance ir voilà, klientai ateina.
Taip nevyksta. Nes čia yra tas būtent pasitikėjimo lygis. Portfolio turi, visi dizainai. Kuo jūs išskirtinis? Kodėl aš tavim turėčiau pasitikėti? Todėl ir atsiranda tas kontaktas. Pasidarai portfolio, kas toliau? Ką tu su juo darysi? Nes turėti portfolio dar ne viskas. Kam tu jį parodysi? Kas bus tas žmogus, kuris jį pamatys? Ar parodysi šeimai, ar pažįstamiem, ar kreipsis į įmonės, ar siūsi įmonėm? Nes portfolio nėra galutinis tikslas. Tikslas yra, kad jį kas nors pamatytų. Pagalvokime apie tai. Ką mes darysim, kai susikursim portfolio? Kur mes jį siūsim? Kas jį pamatys? Kur mes dalyvaujam, kad apie mus pirmiausiai sužinotų, ar ne? Portfolio galbūt gali suformuota, kad aš patikčiau. Trečiame etape jau einam perku, nes pasitikiu. Tai atkreipkite tai dėmesį. Kitas momentas irgi labai dažnai dabar pasitaikantis, tai aktyviai pildys Instagramą. Tai aš irgi pildžiau Instagramą su šita būtent mintim, kad sukursiu Instagramą, atsiras klientų. Ne. Įmanoma. Nesakau, kad neįmanoma, tikrai ne. Būna, ateina užklausos, taip Instagramas gali veikti, bet tai negali būti vienintelis kanalas arba tikėtis, kad vien per jį ateis tie klientai. Nes jeigu jūs tikitės, kad vien per jį ateis klientai, tai tuomet pasidarykit Instagramo kaip darbuotojais. Nes tam, kad tikrai ateitų klientai, ten reikia dirbti. Kiekvieną dieną kelt stolius, reelsus, postus, tai yra juodas darbas. Tai čia tokia dilema kilo man pačiai, ar ne? Tai kas aš? Dizainerė? Ar aš esu Instagramo darbuotoja? Toks vėl retorinis klausimas, ar ne? Tai tikrai yra žmonių, kurie gyvena iš Instagramo, bet tada tu turi antrą darbą, ne tik dizainą. Kad jį reikia turėti vėlgi, sutinku, kad postint ten kas savaitę, kas dvi, ar ten kas kiek gaunasi, vėl algoritmai yra labai nedėkingi ir jie kuo toliau, tuo labiau nedėkingi tampa, tai mes negalime pasikabinti tik ant šito kanalo ir tikėtis, kad jau vien išdrįsiu atsidaryti Instagramą, tai yra wow, bet išdrįstam ir tada pamatom, kad kažkas vyksta, kažkas nevyksta ir kad jeigu vyktų, reikia labai daug investuoti. Galite iš tikrųjų, jeigu kas nors turite patirtį su Instagramu, mielai pasidalinkit, nes aš dalinuosi savo patirtimi ir to, ką matau, kaip kas gaunasi, o jeigu yra geresnių patirčių, aš tikrai mielai norėčiau jas išgirsti. Kitas momentas yra Facebooko grupės. Nežinau, šitas momentas galbūt yra kažkiek realesnis, bet vėlgi, kada mes einame į Facebooko grupės, mes tenais turime galimybę susipažinti su, pavyzdžiui, verslais. Mes turime galimybę prisistatyti, parodyti, kas mes, kuo galime padėti tos grupės galbūt nariams, ar ne? Ar ten ta pati grafikos dizainerių grupė, kur galime elementariausiai įdėti postą. Aš kuriu, gal kam reikia. Galbūt kažkas taip ir randa vieną kitą darbą, bet kiek reikia, kad užsikurtų tas ciklas, kur rekomenduotų mus kiti darbai, bet vėl išdrįskit parašyti, bet čia ir yra drąsa, nieko daugiau, drąsa. Tai Facebooko grupės tikrai yra vienas iš fainiausių, bet čia vėl turime žinoti vieną dalyką, kad tai negali būti grupė, kur ateinu papasakoti apie save, čia toks ir anoks. Ten mes kalbam su žmonėm ir ten mes turime žiūrėti, kaip man tam žmogui padėti, gal aš jam galiu kažką patarti, gal kažką padaryti, o ne vien tik savo paslaugą siūlyti. Tada, kada mes tai grupiai kažką duodam, tada mes galime tikėtis, kad jinai mums duos kažką atgal. Ir trečias, žinoma, yra tinklaveika, angliškas galbūt aiškesnis būtų networking. Tai šitas yra tikrai labai svarbus, nes visgi sprendimą pirkti priima pasitikėjimo lygis būna didesnis tada, kada žmonės mus pažįsta. Ir aš pati ne vieną esu gavus projektą būtent dėl tinklaveikos, kur susipažįsti su kažkokiu žmogum, duodi jam patarimą ar nemokamą konsultaciją ir per jį ateina dizaino ar strateginiai projektai, strateginiai klientai, nes jam patikau aš. Jis nežino, kaip aš dirbu kaip dizainerė ar strategė, bet jam patiko mano patarimai, mano kalbėjimas ir jis mane rekomenduoja kitiems, kurie ateina pas mane ir užsisako paslaugas. Tai čia yra labai labai svarbus momentas, kad mes visgi plėstume tą savo ratą, kas mus pažįsta. Ir galime eiti mažai žingsniais, nes iš pradžių gali atrodyti labai sudėtingai. Tai ir panagrinėkim tuomet. Situacija A yra darau viską, ne? Tai pirmasis dizainerio tipažas,
Esu pradedantis, ieškau bet kokių darbų. Ką šiam dizaineriui reikia daryti tiksliai? Prisimenant, jo yra tikslas būti matomam ir gauti bet kokių dizaino projektų. Tai reiškia, aš einu per tą pirmą lygį, kaip apie mane gali sužinoti. Iš tinklaveikos dažniausiai ateina tie šilti kontaktai. Dabar kaip ta tinklaveika galėtų veikti? Pirmiausiai, tai faktas asmeniniai socialiniai profiliai. Ar aiškiai pateikta, ką darot ir kada jūs kreiptis? Ar žmonės mato, kad jūs toje veikloje sukatės? Nes būna tiesiog, irgi dizaineris kažkada čia turėjau konsultaciją, kaip man rasti klientų, nežinau, čia tas senas, gerai įdomu, Facebook'o krūslį. Ir aš nueinu į jį ir matau ten atostogos, kokteiliukai, kažkokie vakarėliai. Kažkur man žinot, kad tu dizaino paslaugas teiki, kaip? Ne, turi būti aišku, kad jūs teikiate tas paslaugas pirmiausiai artimajam ratui, nes jūs nežinot, kas ką pažįsta ir kas kur išgirs. Nes čia ir veikia būtent šitaip, kad aš kažkada pamačiau postą, kad Aušra teikia tas paslaugas ir kaip tyčia už savaitės kažkas klausia, gal pažįsti dizainerių, man čia reikia logotipo. Volia, suvedimas įvyksta. Bet tam reikalinga kalbėti apie save, kad jūs matytumėte. Artimieji ir draugai. Ar draugai žino, ką veikiate, bei kokias problemas galite išspręsti? Čia vėl grįžtam į tą patį, kas apie jūs žino. Mažesniuose miesteliuose gyvenantiems galbūt yra kultūros centras, kuriam praverstų vietinis dizainas. Čia yra pirma vieta, kur tikrai galite gauti dizaino darbų. Tiesiog kreipiate, sakote, aš turiu tą ir aną, moku tą ir tą, galbūt yra kažkas. Facebook'o verslios bendruomenės. Kas žino, kad jūs daro dizaino paslaugas? Tiesiog pabandykit, pažiūrėkit, kas iš to bus. Iš tikrųjų, irgi dar svarbus momentas paminėti, kad tikrai nebūna vienos formulės, kuri veikia visiems. Kiekvienas atranda savo taką. Aš galiu tik tais duoti, kaip struktūrą, ką maždaug galit pabandyti, nes galbūt, tarkim, jums labiau sekasi e-mailus rašyti, galite e-mailus rašyti. Galbūt labiau video, kur gal video reikia kurti ir juos vėl. Video kurti neužtenka, kas juos pamatys, ką aš atvesiu į kitų video, kažką vis tiek reikės daryti. Ir labai nuostabiai veikia kontaktų renginiai. Tikrai jų yra ir veikia ir kainuoja tikrai nedaug. Vienas renginys 10 eurų, susipažįsta su 30 žmonių, prisistatot, jie išgirsta, galbūt vienas kitas ir kreipsis. Niekada nežinot, kai baigsis. Tai tiesiog rekomendacija yra eiti ir drąsiai sakyti, aš esu dizaineris, galiu sukurti tą ir aną, turiu tokią patirtį, man sekasi taip, galiu išspręsti tas jūsų problemas. Labai svarbu ne vien apie save kalbėti, bet ir kalbėti apie problemas, kurias sprendžiate. Kitas būdas pirmojo tipažo klientam yra skelbimai. Pavadinkim, bet tai būtų jau šaltas kontaktas. Yra tas paslaugos LT, ten vėlgi konkurencija ant kainos, pradžia galbūt ir gera, patirčiai gauti, galit pabandyti. Yra ir kiti skelbimų portalai, vėl pasižiūrėkit, pasiieškokit, nes, nežinau, tai nereiškia, kad nėra. Įdėti pastangų ir atrasti irgi reikia, nes tikrai taip nėra, kad sėdžiu ir laukiu, kol kažkas nukris. Ir verslo pokalbių forumuose anketos, tarkim, irgi čia mano patirtis, ar ne, kai aš pati pradėjau freelancint, tai mano pirmoji pradžia ir buvo, kad aš susipildžiau anketą pokalbių kažkokiam forume, uždarbis LT, taip. Ir tiesiog per ten atėjo, kad vienas kitas klientas, kur ir buvo mano puikia pradžia, rasti tuos pirmosius klientus. Ir dar vienas būdas, šis irgi yra labai dažnai mano bandytas ir netgi pasidalinsiu vieną istoriją realią, ar ne, case study, kaip visa tai visgi vyksta. Viena dizainerė labai norėjo susirasti darbą. Tai nėra kliento radimas, bet yra labai panašu. Ir mes tiesiog susidėliojom pirmiausiai kriterijus, kokio darbo tu nori, nes tai nėra, kad mane renkasi darbdavys, bet ir aš renkuosi darbdavį, aš renkuosi klientą, nes aš irgi galiu rinktis, nors su tuo nenoriu dirbti, nežinau, kad man bus blogai, aš neturėsiu energijos tiem, kurie faini klientai, ką man rinktis tas, kuris nėra fainas. Tai čia tas pats ir su darbdaviais, ir su įmonė. Tai ir aš jai sakau, tai gerai, susirink sąrašą įmonių, kuriuose nori dirbti, tai turi būti 100 įmonių maždaug, ir išsiųsk jiem visiems PDF-ą ir prisistatymą apie save. Tas klasikinis būdas. Ir ji gavo ne tik darbą, bet ir bent 3 pasiūlymus freelancint. Tai
ji buvo be galo laiminga, nes gavo būtent visus tos kriterijus atitinkantį darbą. Buvo, man rodos, 2 pokalbiuose ir viename iš jų rado tą įmonę, kuri buvo tikrai ta, kurioje jinai norėjo dirbti. Tai yra būdas, kaip galima gauti. Dabar daug kas manęs klausia, dabar gali būti nubausti, taip toliau. Nežinau šios informacijos, pasidomėkit, kol kas niekas baudos negavogi, nes pamenat kas mėnesį. Įmonės galite susirinkti tiesiog iš rekvizitai LT pagal sąrašą arba netgi užklausti dizainerių forumuose, gal kas turi tuos sąrašus. Nes man irgi kažkada reikėjo keisti darbą, kai buvo krizė, tai mes su draugė tiesiog, su kolegė dizainerė, jinai atrinko įmonių, aš atrinkau, pasidalinom ir abi išsiuntė. Jinai gavo vienoje vietoje darbą, aš kitoj, nes vėlgi portfolio kalba apie vienus dalykus ir kiekviena gavo skirtingus darbus pagal tą patį sąrašą. Puikus būdas išbandyti, man jis tai yra pasiteisinęs, kiekvieną kartą, nes tik taip darbą ir rasdavau. Pagal skelbimus, nes tarkim būna žiūriu į skelbimus, nieko nėra. Taip, nes visi gauna darbus ne pagal skelbimus, išsiunčia, prikabina ir gauna ten, kur nori dirbti. Tai čia būtų tokie metodai, aš galbūt siūlyčiau, jeigu norėsit konkretų metodą paklausinėti gale paskaitos, ar ne, galėsime panagrinėti, kaip ten ką daryti, jeigu kyla kažkokių klausimų, tai tiesiog galėsiu plačiau pasidalinti. Dabar keliaujam į kitą dar lygį, bet prieš tai noriu vėl akcentuoti. Šitame lygyje jūs esate vienas dizaineris iš daugelio. Ir šitoje vietoje jūs konkuruojate tik ant kainos. Portfolio kažkiek gal ir gali groti, bet vis tiek jūs didžiąją daugumą kažkiek lems ir portfolio, tas vaizdas, kuris yra, bet žmonės žiūrės į kainą. Nes tai yra ta kategorija žmonių, kurie renkasi tokius dizainerius, šio lygio dizainerius. Ir nieko nėra blogai tame lygyje būti, yra labai žinot, kas svarbu. Jame neužsibūt. Nes kai 15 metų dirbantis dizaineris yra vis dar šitam lygiu, galima vėl, susimastykim, ką mes norim iš gyvenimo daryti, nes visada yra kur eiti toliau. Situacija B, tarkim, čia būtų dizaineris, kuris jau kažkiek turi patirties, yra pažengęs ir nori geresnių dizainerių, jau išsigrynino, kad nori kurti tik identitetus ar svetainės ar iliustracijas, čia visiškai nėra svarbu. Tai čia ir būtent prasideda, kad noriu dirbti su tuo, kas man patinka ir pradėkime nuo tinklaveikos, vėl panašus dalykai. Ar aiškiai jūs pasakote, kaip jūs pasikeitėte? Nes viena yra pasakyti, aš esu dizaineris, kuris daro viską pirmojo lygio, ir kita yra, aš esu dizaineris, kuria vizualinius identitetus. Tai čia jau būtų antro lygio. Dizaineris ir ar jūsų socialinė medija kalba apie tai? Ar ne, jūs nesate tas iš pirmo lygio, vėlgi pažiūrėkim, kaip save performinat, nes taip žmonės ir daro. Labai rekomenduoju taip vieną dieną kritiškai įsivaizduoti, kad aš esu klientas ir nueiti į savo profilius, praskanuoti. Ir pažiūrėti, ką jie mato. Kai visiškai nieko apie jūs nežinot, labai padės jums suprasti ir ką aš turėčiau parašyti, kaip tai turėtų atrodyti, kad kitas matytų tą artimesnę tiesą, kas jūs iš tiesų ir esate. Tai artimieji ir draugai, vėlgi, ar jie žino Facebooko verslios bendruomenės, eikit, kalbėkit ir kontaktų renginiai. Realiai tas pats vėl, kokią žinutę mes ten sakome, kokią paslaugą pristatome ir kaip save pristatome. Šioje vietoje yra labai svarbus jau portfolio, nes pirmajame etape tas portfolio, jūs įdedat, kad kažką ten kuriat, bet nes portfolio vėl gali nebūti labai ten shiny ar ne, labai tobulas. Bet šiame etape jau reikėtų, kad portfolio kalbėtų apie tai, ką jūs norite daryti. Jeigu jūs norite pritraukti identiteto projektus ir galbūt tam tikros stiliaus identiteto projektus, portfolio turi apie tai kalbėti. Jeigu norite dirbti su tam tikros nišos klientais, tarkim, tik su finansiniam organizacijom, vėlgi, portfolio turi apie tai kalbėti. Jeigu įmanoma, žinoma. Geriausiai, ką turit, čia nėra tobulai, geriausiai, kaip turit. Ir išnaudokim tas visas sistemas, ar ne, Behance, Dribbble, ir taip toliau. Aš galbūt, vėlgi, mano patirtis rodo, aš gal per Behance esu gavus kokias 4 užklausas ir 1 klientą per visą tą laiką. Todėl, kad, nekurkit tos iliuzijos, kad susikurt man reikia Behance ir jau ten viskas pradės plaukti. Taip tikrai nebus, nes daugiau veikia tinklaveika. Tai reiškia, jūs turite turėti portfolio, bet turit kažką daryti, kad tą portfolio kažkas ir pamatytų.
Vadinasi, jeigu aš turiu portfolio, einu į kontaktų renginį ir siunčiu žmonės nuorodą, kad jie pasižiūrėtų, ką aš darau, taip save reprezentuoju. Bet tai nėra taip, kad aš tyliu kamputyje prie kompiuterio pasislėpęs ir portfolio dirba už mane. Retai tai būna. Retai. Kitas momentas vėlgi man labai padėjo tuo metu, kai aš labiau dar ieškodavau klientų, PDF portfolio. Kuo dabar skiriasi tas Behance ir PDF portfolio? Vieši portfolio turi kalbėti apie tai, ko jūs siekiat. Jie turi spindėti tai, kad žmogus atėjęs iškart matytų. Į tave galiu kreiptis dėl identiteto, kurie yra minimalistinio stiliaus, kaip pavyzdys. O PDF jūs galite pateikti tą platesnį spektrą paslaugų, kad galite ir skrajutę sukurti, ar ten katalogus, ar panašiai. Nes kada klientas į jūs kreipiasi, jau jūs galite plačiau prisistatyti, kas visgi aš esu per žmogus ir kaip su manim reikėtų bendrauti. Ir svetainės kūrimas tikriausiai irgi vienas iš tų momentų, kur šiame etape jau galite apie tai pagalvoti. Tai faktas, kad nėra būtina, bet prideda to tokio autoriteto, ar ne, šiek tiek, kad dizaineris, ypatingai jeigu kuriate svetainės, nes dizaineris, kuriantis svetainės be svetainės, ne dizaineris, ar ne, galbūt galima tai būtų pasakyti. Tai jūs galite pasvarstyti, bet vėlgi neturėkite iliuzijos, kad kaip aš susikursiu svetainę ir dabar jau čia mane visi ras. Nieks neranda, reikia dirbti su SEO, reikia dirbti, kad ta svetainė įsivažiuotų, investuoti savo laiką. Tai tiesiog, jeigu jau kuriat, pagalvokit ir apie tą kitą dalį. Ne tik svetainė nuostabi, kuri pristato ir gražiai atrodantis darbai, tekstai, estetika, bet ir ką aš darysiu, kad kažkas ateitų ir ją rastų, kad ją pamatytų, kaip aš atvesiu tą klientą į kitos svetainės. Taip, važiuojam tada toliau. Šiame lygyje dizaineris jau kažkuo išsiskiria. Jau yra aiškiai akcentuojama kuriama vertė ir aiškus išskirtinumas iš kitų. Jau jisai išsiskiria iš tos pirmosios grupės, kad yra jis jau aukštesnio lygio dizaineris. Aišku, ir kainos kalba apie save, bet pirmiausia vėl viskas turi eiti, portfolio lygis, bendravimo lygis ir kainos keliauja kartu lygiagrečiai. Mes negalime pakelti kainų ir būti dizaino darbais lygyje pirmame. O dabar ką daryti, kad klientai rastų jūs? Ir čia mes jau būtent pereinam į tą trečiąjį lygį, iš kurio čia mažai kas buvo atėję, bet tarkim, situacija tokia, kuriu pro identitetus didelėms įmonėms, kaip pavyzdys. Ir kaip šitoje vietoje viskas susidėlioja. Pirmiausia, tai tikslas yra būti matomam, teikiant ne vieną paslaugą. Ir vėlgi keliaujam į tinklaveiką, tik šį kartą tinklaveika jau tampa aukšto lygio verslios bendruomenės, tai tarkim BNI ir panašiai, kur mes jau einame, jas prisistatom jau tikrai kaip profesionalai ir galime jiems patarti ir dirbame jau su rimtom įmonėm ir jau turime įgūdžius, kad gebėtume su jomis susišnekėti. Antrasis būdas vėlgi portfolio, aš čia galbūt jau šitoj vietoj net akcentuoju, jau tikrai privaloma turėti savo svetainę, kurioje galima talpinti straipsnius ir formuoti savo autoritetą. Autoritetas tai reiškia žmogus, kuris išmano savo sritį ir geba apie tai papasakoti ir parodyti. Galite turėti Behance ir Dribbble, kaip atkartojimą pačios svetainės, bet būna tikrai dizainerių, kurie gyvena per Behance ir Dribbble, bet aš tikrai žinau, kad ten irgi reikia įdėti pastangų, kad tai vyktų. Ir kas skiriasi visiškai nuo visų kitų grupių, kas skiriasi visiškai kitaip, kad šios kategorijos, arba bent jau bandantis kažkiek būti atpažinti kaip autoritetai, jie turi būti matomi erdvėje, kaip pranešėjai, skaityti pranešimus, ar ne, tarkim, sudalyvauti podcastuose ir dalintis tomis savo žiniomis. Tada jie gali tikėtis, kad jie klientai jau ras pačius juos. Manuoju atveju tai ir yra dabar tokia situacija, kad įkėliau vienus mokymus į bendruomenę, verslę bendruomenę, mokymus tiesiog kaip susikurti identitetą ir žmonės per ten mane randa ir kreipiasi ir jiems, kaip negaliu sakyti, kad jiems nėra aktuali kaina, bet jie jau žino, kad jie nori dirbti su manimi. Jie jau mane randa, man nieko nebedaro. Tai šita vieta yra tikrai labai smagi, bet nesakau, kad jinai lengva. Nei viena nėra lengva, nes visoms reikia tos drąsos. Tai šioje vietoje jūs jau tampate tas
žmogus, kuris aiškiai save pozicionuoja vienoje dizaino nišoje. Kitas galbūt dar svarbus momentas pastebėti, kad ta kelionė, ar ne, žinau, patinka, pasitikiu, jinai sueina į tokius žingsnius, ar ne, pirmas yra perku, nes pigu, mes pritraukiam tam tikrą dizaino siekėją, ar ne, klientą, kada patinka, matau vertę, mes vėl pritraukiam kitą ir kitą kainų lygį, ir trečiasis perku, pasitikiu ir taip toliau. Tai aš dar norėčiau vieną istoriją pasidalinti, kad čia žinot, vėl nėra taip, kad aš nesu trečio lygio dizaineris ir aš esu tik pirmo, nieko negaliu daryti iš trečio. Tai ne visai taip, nes aš kai buvau pradedanti dizainerį ir man reikėjo rasti klientų, aš užsiregistravau anketą forume, verslo forume, ir, kad tą anketą rastų, tiesiog, mąsčiau, kaip žmonės galėtų tą anketą rasti. Ir parašiau straipsnį tam forume. Kodėl logotipas neturėtų kainuoti 150 litų, dar tuo metu buvo litai. Ir tam straipsnį tiesiog išdėjau savo filosofiją, savo vertybės, kaip aš ką matau, straipsnį rašiau 2 savaitės, buvo sunkios 2 savaitės, bet esmė tame, tas vienas straipsnis man atnešė klientų, kurie liko su manim, dirbo ir vėliau rekomenduoti galėjo. Taip kad galit labai lankščiai pasižiūrėti į visas dalis ir atsirinkti, kas jums tinka, kas patinka ir kaip norėtųsi šias visas dalis taikyti. Ką dar norėčiau akcentuoti, nes žinote tuos terminus business to customer, yra kitas business to business. Bet iš tiesų tiesiausia yra, kad yra people to people arba žmonės žmonėms. Vadinasi, klientas nėra kažkoks abstraktus verslas, tai yra žmogus, kuris stovi už to verslo. Kaip jūs su juo bendraujat, kaip jūs jam prisistatot ir kuria tą išskirtinumą, kuo jūs esate kitoks kaip dizaineris ir kaip jūs jam galite padėti. Kaip jūs su juo bendraujate, ne? Ar kaip su žmogum, ar su tuo tokiu robotiniu mandagumu. Sveiki, prašau, maloniai kviečiame ir panašiai. Būkit savim, nes žmonėms patinka dirbti su žmonėms. Tai va čia toks take away, kurį galite pasimti, santrauką. Ar tavo aplinka žino, ką tu darai? Šeima, pažįstami? Nesvarbu, kuriame jūs esate lygyje. Kur ir kaip nepažįstami gali tave surasti? Ar klientas gali tave išgooglinti? Nes, ką daro klientas, eina googlinti. Pirmas galbūt klausinėja, kas ką gali rekomenduoti, jei nieks nerekomenduoja, dar eina paguglinti. Ir kaip nepažįstami gali pereiti nuo žinau iki pasitikiu, kaip ta kelionė atrodo. Ne, kaip jie tave randa, ką aš darau, kad jiem patikčiau ir kur yra tas pasitikėjimo lygis. Ir pabandykite atsisakyti, ir kaip atrodo tas idealus kliento portretas. Ką jūs norit pritraukti, kokio lygio klientus, apsirašykit, kas jums patinka, kas nepatinka. Ir tada daugiau žinosit ir kaip atpažinti klientus ir šiek tiek praskraidės tas gyvenimas ir tas bus mažiau designers humor in your real life, ar ne? Jūsų tikrame gyvenime bus mažiau dizainerio humoro, ne, to juodojo, kur neaišku kaip ir kas ir kokiomis kainomis dirbomės ir biudžetas mažas, norai dideli. Ne, tai va, kiekvienas galime atsirinkti.